Pradžioj tai grūdai, dubenėlis, matuoklis ir vanduo. Čia mano toksai matuoklis paprastas. Supilam, reiškia, ir užpilam vandenį. Vandenį aš filtruoju. Ir šitos grūdus paliekame brinkti 12 valandų. 12 valandų jie brinksta. Taip, čia yra maišelis, į kurį dėsim, čia plytelis įdedam ir, reiškia, dabar supirsim į tą. Aha, biškį išbiro, bet nieko, mes surinksim. Ir gražiai, suberiam grūdus, jau išbrinkusius grūdus po 12 valandų. Jie brinko 12 valandų ir dabar pakabinsim, kad nusivarvintų ir galės jie dygti. Nes jie iki kol sudygs daigiukai. Ir paskui pakabinsime ir gražiai jie nuvarvės. Taip, dabar paruošim žemę dėžutės. Tos dėžutės perkam internete, užsisakydami grūdus ir gauname ir tos dėžutės kartu. Bet galima ir užsisakyti internete, yra tokios galimybės. Žemės pilam, kad būtų kokie 2-3 centimetrai, bet nedaugiau. Gražiai išlyginam. Tai dalygandami kažkaip tai patrumbuojam, kad biškį žemė susiglaustų. Taip, po to paruošę žemę, pasimam bliūdelį ir išpilam sudaigintus grūdus. Iš maišelio, gražiai. Jeigu matosi, yra spadygė, čia jau yra, matosi, balti, tokie daigeliai. Ir, reiškia, po to gražiai išbarstom. Tolygiai, gražiai barstom. Jau, kaip sakant, visi patrambavę viską gražiai. Prieš dedant, reiškia, mes uždengiant juos dar galima padrėkinti, jie jau yra sausoki, nudžiūvę, ir kad jie
gautų vėl drėgmės, reiškia. Po to jie kiekvieną dieną rytais atidarau, pasižiūriu ir matau, ar jie sausi, ar kaip. Ir paskui uždengiam ir kaip lyg tai jie užkasti žemėj, būdami tokioj tamsoj, šiltnaminis efektas, ir jie tvirtėja su savo šaknim žemėn ir leidžia daigelius. Išnešti šiandien. O tai jau kur vakare išnešti. Vakar ryte. Pjaunami ir paliekami atžėlimui. Antram kartai. Tai va, čia aš jau lauke esu, kaip sakant, paruošęs tokias lentynas, kad galėtų jie šitie kviečiai gražiai augti. Žinoma, jeigu žiema, tai žiemos atveju geriausiai tai būtų šiltnamis. Ir žiūrint vėl, ar jis apšildomas ar kaip, nes jie vis tiek turi būti tam tikra šiluma, turi būti sudarytos sąlygos. O šitas jau galutinis toks variantas, kur jau galima, kaip sakant, kirpti ir daryti sultis. Taip, tai va štai dabar jau ir paskutinis etapas. Ir pats turbūt geriausias, maloniausias. Štai va yra nupjauta truputį nukirptų, kaip sakant, želmenų. Ir juos mes, kaip sakant, išspausime su šitą spaudyklę. Ir pamatysite, kaip viskas vyksta. Taip, dabar, žinoma, su to, čia yra rankinė spaudyklė, tai turim dėti net po didelius paukštelius, kad jinai, kaip sakant, neužspringtų. Nes paskui, jeigu užsprings, mes turėsime tada vėl biškį atgal duoti, jinai tada nuvelėsi, kad nesiveltų, žinoma, neskubant. Taip yra, jinai pradeda žalykę eiti į priekį. Ir po truputį jinai pradeda leisti sultis. Iš tos žolės, pagal mano manimo, įsispaudžia kokie 95–97 procentai, nes pro šitą galą išeina tas jau žolė įspausta, jinai būna sausutėliai. Taip ir toliau mes irgi vis dedame, sunkiame, nesvėriau čia kiek yra jų to žolių, bet man tai dabar šiuo momentu netiek yra aktualu. Yra dredas, šiaip aš jį, kad jis manęs į tabalotą aš nukerpu, tas jau įspausta žolė.
O ir dabar, kaip sakant, dar palaukim, nes irgi čia yra, kaip sakant, šitoje dalyje dar palieka biški tų sulčių, bet už tai mes gražiai paimam. Gražiai nuimam, išpilam, tai yra galutiniam rezultate, beveik tokie išėjo dvi taurelės. Aš šiaip vartoju jas grynas, paskui iš karto užsigerdamas vandens, nes man jos labai skanios. Šiaip kas nori, gali su ananasais, su kokia nors kita, ten morkų gali būti. Man žmona buvo padariusi su net arbūzo žievė, pats arbūzo žievė, sulčiaspaudį ir šitą. Ir tarp kitko labai skanu. Tai sveikatą.